pievas, kurios šviežiai tokie padaryti, tai yra miškai ir uolės. Prašykime Dievų, kad susimiltų, kad dovanotų darną ir ramybę mums, mūsų godžiams ir vaikaičiams mūsų. Tegul Dievai mums leidžia nešti viltį ten, kur valdovė neviltis. Lai dieviška šviesa išsklaido tamsybės rūpesčių ir skausmą kasdieninį ir meilę. Tyra, gaivų jausmą leiskit Dievai širdį nešioti. Ir tegul dega taurumu mūsų akys, kai tarsim šventą jūsų vardą. Dievus pagarbinti ir jų malonės prašyti. Jūsų mylėjai akivaizdoje mes kviečiame Kauno miesto burmistrą Andrių Kupčinską, burmistro pavaduotoją Rimantą Mikaitį ir administracijos direktorių Vygantą Gudėną. Iškilus mūsų krašto vyrai, pakelkite širdis į dangų ir nuolankia malda prašykite Dievų malonės. Saulėlio lylio ateidama dangužį, nepamiršk mūsų miesto. Saulė, saulužėlė, saulėlio lylio ateidama dangužį, neužmiršk mūsų šventės. Iš savo malonės teikis reikiamų laikų mums lytų dovanoti, o kad nereikiamų vėtros, audros, kruša, griauksmai ir žaibai mums iškados nedarytų. Dievulim, dundulim, pro šalį mes maži piemenukai, mūsų trumpi kailinukai, pro šalį, nežaibuok, negriaudė, gyvūnėlių neguzdyk, mažųjų neskriausk, pro šalį. Tu perkūne, auka pirmis, tu viską sutvėrei ir viską sugriausi. Priimk mūsų aukas. Žmonės mėlieji, dievai laimingi, Gabija aukas į dangų pakylėjom ir šventę švęst į aikštę pavadinom. Lojimai! Įviežlivi miestelėnai, dorovingosios šeimininkės, kilmingi riteriai ir gražiosios damos,
klausykit ir nesakykit, kad negirdėjot. 6. tradicinė kasmetinė Kaunas Hansa 2010 metų šventė prasideda! Ši šventė ypatinga tuo, kad iš tikrųjų šiais metais Kaunas gavo teisę vadintis Naujosios Hansa sąjungos laikinąją sostinę ir tai truks visus metus, kada gegužės 19-21 dienomis čia į mūsų slaunų miestą Kauną sugužės daugybė svečių iš Hansa miesto, pirklių ir visokių praeivių ir linksmuolių. Taigi šiandien mes iš tikrųjų skelbėme, kad Hansa Kaunas tapo Naujosios Hansa sąjungos sostinė. Na ir be abejo, aš manau, kad norite išgirsti protingą žodį ir tikrai sveikinimą rimtą, nes manau, kad pats metas jūs pasveikinti, pakviesti Kauno miesto burmistrą Andrių Kupčinską. Labadiena, mielos ponios, garbus ponai, visi miestiečiai, atvykėliai į mūsų viduramžių Kauną. Noriu tikrai pasveikinti visus, palinkėti gero oro ir palinkėti, kad pirkliai turėtų gero pelno, kad jūs nepagailėtumėt įsigyti vieną ir kitą viduramžių gerybę, na ir kad linksmintumėtės taip, kaip linksmindavosi viduramžių miestiečiai. O kitais metais Kaunui tikrai iškrito labai reikšmingas įvykis. Pasakysite, kad tai Europos čempionatas ir finalas, bet ne. Pirmiausia vyks tarptautinės Hansa Kaunas dienos. Ir čia nusimato, kad atvyks maždaug iki 5000 turistų ir svečių į mūsų miestą Kauną. Aš manau, kad Hansa dienos išsiplės ne tik tai čia Santakoj, bet ir per visą senamiestį. Tai džiaukimės, linksminkimės ir ruoškimės. Ir jau nuo dabar siūdinkimės visi viduramžių rūbus, kad kitais metais galėtume tikrai parodyti atvykėliams, kad Kaunas buvo viduramžių sostinė Lietuvoje. Sėkmės visiems. Tebūnie. Dabar iškilmingai pakelsime vėliavą ir kviečiame mūsų garbius svečius tai padaryti. Prašau.